Paprastai, žinot, populiariuose Lietuvos žurnaluose būna toks žaidimas. Atrask 10 skirtumų. Šį vakarą mes jums siūlom kitą žaidimą. Surask 5 panašumus. Tiems, kuriems labai sunku, aš padėsiu. Pažiūrėkit, Robertas gražus. Aš dieviškai gražus. Robertas aukštas, aš platus. Na, Robertas yra protingas, aš tiesiog iš proto vedantis. Taip, čia ne pokštas ir ne banalus juokelis. Andrius Žiurauskas, besiruošdamas šokių projektui, susilaužė pėdos kaulą, tad jam kompanija komandos pristatymo metu palaikė jo likimo draugas Žalgirio aukštaūgis Robertas Javtokas. Šį kartą Kauno Žalgirio krepšininkai prieš pirmąsias sezono rungtynes prisistatė iš arenos tribūnų. Iš ten, kur ekipą palaiko patys ištikimiausi ir aistringiausi ekipos sirgaliai viso sezono metu. Merginų numylėtinis, nepasiekiamas vaisius. Ką tu su jom ką tik tai kalbėjai? Juškevičiaus ir Lipkevičiaus numerį paprašė, galėjau paprašyti. Oliver, what can you promise to female fans? Come out here, every night we gonna show you a good time. Viską supratau, plaimai! Ką tu ten laikai? Ne, labai gera vieta. Ten labai gera vieta, viskas matom. Man jau to pasakysiu, gana sėdėt ant suoliuko, eik žaist. Plaimai, man jau dėlaš! Šiandien mes sveikinam mūsų komandą, šiandien mes linkime jiems sėkmės. Tiesa, galiu pasakyti, kad prieš šį sezoną rūbiniai Žalgirio mušėsi visi dėl 12 numerio. Mušėsi Kšištofas, Tadas ir Karlas. Laimėjo Tadas. Kam sumokėjai? Buvo paprašiau, sužinojo, kad 5 sezoną žaidžiu, tiesiog pasidavė. Na, o su Kšištofu teko pasidėti prie stalo, kad įrodyčiau, kad tas numeris mano. Nesupraskite blogai, jie sėdėjo prie derybų stalo. Tadas Klimavičius. Ir taip Adai, ką rašė? Rašė, kad Vinskio bus rezultatas komandos žaidėjas. Tikrai, rezultatyviausias. Aš tikiu, tikrai tikiu. Nu, tam ką rašė? Kad Tadas bus labai geras pagalbininkas. Plaimai, mūsų darbo broliukai. Darius Larinovic, Krzysztof Larinovic, Robertas Javtokas, Rimantas Kaukanas, Polas Jakunas, and Abdullah. Excellent, your speech guidance is very well. Šalies kandidatas sirgalių plojimai, Marko Popovič. Numeris 6, numeris 13, žaisiantis Žalgiryje 9 sezoną. Oliau, visi mes žinom daug atlikolas, kokie iškelti komandai tikslai ir uždaviniai. Manau, kaip ir visais metais, patys didžiausiai. Žinomas visam pasaulyje Italas Roberto Kaukinas. Rimantas Kaukinas, užverda kraujas! Ir tai, Dariušas ir Kšištofas Lavnovičiai. Kągi, mielieji, pakeitėt marškinėlius, gal metas ir laimėt? Tai nėra skirtumo, ar pasikeičiam ar ne. Paklauskim kitos nuomonės. Sutinku su broliu. Nuostabu, būtų keistai, nes kitas klausimas, kuris šiandien bus centras? Abu. Jeigu reikės, visi būsim. Nieko daugiau. Ir tai, Dariušas ir Kšištofas. Matai jau bebėgdamas galvo, būk geras pasakyk, kaip jūs Dariušą nuo Kšištofo atskiriat? Kaip jūs atskiriat pagal ką? Iš akcento. Iš akcento. Čia geras atsakymas, aš net nebandysiu kalbėti, kuris labiau kalba lietuviškai, nesvarbu. Ką galite pažadėti Žalgirio fanams? Labas vakaras, everybody.
Next time I cannot talk better Lithuanian, but proud to be here. Thank you. Šį sezoną Žalgirio ekipa pasitinka atsinaujinusi ir nusiteikusi atversti naują puslapį komandos metraštyje.